Oh yeah, man. Street dances all over the world. Įpusėjus lapkričiui, komandos moksleivių krepšinio lygoje ir toliau kaunasi dėl patekimo į geriausiųjų gretas. O kaipgi šią savaitę sekėsi Sostinės krepšinio mokyklos komandoms kautis dėl galimybės įrašyti save į pajėgiausių MKL komandų sąrašą. Trečiame MKL divizione lošianti SKM Lumo komanda savaitę pradėjo laimėjimų išvykoje prieš Lazdynų sporto centro komandą. Visus kėlinius pirmavę beveik dvigubų rezultatų 77-36 pergalę namo išsivežė Tomo Urbelionio auklėtiniai. Antra savaitės pusė pažėrė saldžių pergalių. Pauliaus Budėno auklėtiniai po pratęsimo nurungė Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinių trečiąją komandą. Rezultatyviausias SKM Froste komandoje buvo Matas Reklaitis, pelnęs 15 taškų ir Kristijonas Kestenis prie komandos taškų kraičio prisidėjęs 11 taiklių metimų. Pakilę nuotaiką savaitgalį pradėjo ir kovingai nusiteikę Egidijaus Ženevičiaus auklėtiniai. Krepšinio čempionate Manija SKM 99 pagrindinė komanda triuškinančių rezultatų 106-30 įveikė Marčiulioniukus. Čia nesustabdomas buvo Dominikas Pumputis, į savo sąskaitą įrašęs net 26 taškus. Sostinės krepšinio mokyklos komandoms ši savaitė atseikėjo gerų emocijų ir atnešė šlovę. O kokia pergalių kaina bus kitą savaitę?